visose Baltijos šalyse, visose trijose Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje buvo pastebima, kad virš 70% žmonių jiems prie jo klijuojama etiketė dėl jų pažiūrų. Tai yra pažiūrų, kaip jie reagavo į pandemijos krizę, kaip jie reagavo į migrantų krizę, kaip jie reagavo į karą Ukrainoje. Atviros Lietuvos fondas atliko tyrimą apie etikečių klijavimą vienas kitam arba tam tikrai visuomenės grupiai. Kitaip tariant, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje buvo apklausta eilė žmonių, tam tikra grupė žmonių, kurių buvo klausima, ar jie pastebė tokį reiškinį, kad yra, liaudiškai kalbant, prasivardžiuojama arba klijuojama tam tikrą etiketę dėl vienokios ar kitokios priežasties. Ta bendra tendencija, kad dėl pažiūrų arba dėl tavo vertybių, dėl tavo pasaulėžiūros ar pasaulėveikos yra klijuojamos etiketės. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kai mes vieną ar kitą grupę mėgstam pavadinti tam tikrų vardų, ta grupė automatiškai ginasi arba atvirkščiai ieško kitos etiketės, kaip priešingą grupę pavadinti. Ir taip vyksta toks burbulų arba tam tikrų grupių radikalizavimasis, tam tikras susiskaldymas, kuris jau turi tam tikrą apibrėžtį. Pavyzdžiui, vakseriai arba antivakseriai. Mes esame linkę burti su grupės, mes esame linkę susitapatinti su savo grupe, mes esame linkę tikėti savos grupės vertybėmis, požiūriu ir automatiškai, jeigu kažkas sako, kad mūsų turimi įsitikinimai yra neteisingi, mes priešiškai reaguojame į šitą pasisakymą. Iš kitos pusės, mes negalime pilnai, giliai ir išsamei apdoroti visos informacijos, kuri mus pasiekia. Mes darome supaprastinimus. Ir vienas iš tų supaprastinimų yra tai, kad mes linkstame ieškoti tos informacijos, kuri jau patvirtina tai, ką mes manome. Mes santykinai sunkiai ir nenoriai ieškome informacijos, kuri paneigia tai, ką mes turime. Ir turint omeny, kad mes esame linkę tikėti savos grupės teisingumu, mes dažniausiai ir ieškome informacijos, kuri patvirtintų, kad mūsų grupė yra teisi. Tai toks prieštara tarp grupių dėl to dar labiau didėja. Šiuolaikiniam pasaulyje įsipina, turbūt dar du pagrindiniai procesai, kurie didina prieštarą. Tai yra socialiniai tinklai ir politikai. Tai gal su politikais lengviau, politikai labai dažnai mėgsta išnaudoti grupių priešiškumą, stiprindami savo palaikytojus ir pastatydami juos prieš kitą grupę, pabrėždami skirtumus, o ne panašumus, nes tai yra daug lengviau iškomunikuojama žinutė ir jinai padeda sutelkti savo elektoratą. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie socialinius tinklus, socialiniai tinklai skatina būrimąsi į grupės, skatina informacijos dalinamasi grupės viduje ir gerokai sunkiau skatina integraciją tarp grupių ar kažkokį tarpgrupinį sutarimą. Tai irgi gilina mūsų prieštaras ir gilina suvokimą, kad mūsų visuomenė yra susiskaldžiusi, kad mes esame labai nebesusikalbantis ir nebesutariantis. Etikečių klijavimas tai galbūt jau yra išdava arba tam tikras apibūdinimas, galbūt nes tas naujas reiškinys, kuris yra dabar tyrėjimas, tas etikečių klijavimas, bet pati pagrindinė priežastis tai yra susiskaldymas arba susipriešinimas ir čia yra iš tikrųjų padaryta begalė tyrimų ir analizių, kaip šiuo metu visuomenė skaldosi, tampa tokie radikalūs ir visiškai neinantis į jokį kontaktą ir dialogą tam tikri socialiniai burbulai arba tam tikros grupės, kurios jau nebesusikalba. Ką reiškia tai demokratai? Tai reiškia, kad mes pradedam nebegerbti demokratinių institucijų, pradedam abejoti apskritai demokratinę sistemą. Tai čia yra apskritai tas susiskaldymas, jeigu nebus einama į kažkokį tai tiltą, tai gresia pačiai demokratiniai visuomeniai. Mes turim domėtis viešąją politiką, burtis į bendruomenės, remti organizacijas arba atskirus klubus. Kuo daugiau mes įsijungsim į įvairiausius klubus, draugijas, savanoriausim vienoje ar kitoje erdvėje, eisim į tėvų susirinkimus ir mūsų tas burbulas šiek tiek bus kitoks, mūsų grupės arba mūsų interakcija, sąveika su skirtingomis žmonių grupėmis, tuo mes patys būsim empatiškesni, tolerantiškesni, suprasim, kad ir kitas gali gyventi ten pat, kur ir aš gyvenu. Tai tas įsitraukimas į bendruomeninę veiklą, į nevyriausybinės organizacijas yra mūsų vienas iš pagrindinių tikslų.
ką mes galime daryti jau kaip atskiri žmonės ir kaip organizacijos dirbančios tame.